Kognityvinė elgesio terapija yra viena populiariausių ir bene plačiausiai taikomų terapijos krypčių šiuo metu pasaulyje, kadangi jos efektyvumas yra pamatuotas ir paremtas tikrai gausiais neuromoksliniais tyrimais. Pati esmė šios kognityvinės terapijos yra ta, kad ji parodo mūsų minčių, emocijų, jausmų ir elgesio sąsajas. Ir paprastai terapinės intervencijos yra ir nukreiptos į visus šiuos elementus. Paprastai dėl kylančių tokių negatyvių automatinių minčių žmogus nuolat pradeda jaustis blogai ir jo elgesys tampa ne tai, kad neefektyvus gyvenime, bet kartais net labai destruktyvus ir labai sutrikdo kasdieninį jo funkcionavimą. Taigi, kuo dar ši terapija išskirtinė? Jinai išskirtinė tuo, kad klientas nėra pasyvus dalyvis, klientą mes labai stipriai kviečiame įsitraukti į terapiją ir būti aktyviu, o tai reiškia, kad tarp sesijų jiems skiriamos tam tikros užduotys savistabai arba kitiems terapijoje įgytiems įgūdžiams įtvirtinti. Ir taip pamažu mes siekiam pagrindinio savo tikslo, tai yra, kad žmogus išmokęs žinotų ir galėtų ir mokėtų, kaip padėti pačiam savo geriausiu būdu, tada, kada jam labiausiai to reikia, ir galiausiai terapijos pabaigoje taptų beveik pačiam savo terapeutu. Paprastai klasikinės kognityvinės terapijos trukmė yra gana aiškiai apibrėžta laike, tai reiškia, kad jinai trunka nuo 8 iki maždaug 20 sesijų. Tačiau jeigu žmogus turi kažkokio tai ar tai apleistumo labai stipraus vaikystėje, ar tai trauminės patirtis vaikystėje arba per savo gyvenimą įvykusias asmenybės ypatumus, terapija tikrai gali trukti daug ilgiau ir tuomet yra pasitelkiami trečiosios bangos, terapijos bangos tokie terapijų metodai, tokių kaip schemų terapijos, kaip dialektinės elgesio ar priėmimo įsipareigojimų terapijos metodai, kai jau nukreipiamos intervencijos į labai konkrečius problemų sprendimus. Šiuo metu labai prailgėjus mūsų visų gyvenimo trukmei ir medicinai tikrai stipriai pažengus į priekį ir pagerėjus ir diagnostikai ir lėtinių ligų valdymui, vis dažniau ir dažniau jauni ir vyresni žmonės išgirsta savo diagnozes ir labai yra gerai, kad šiuo metu tikrai Lietuvoje gali gauti patį geriausią gydymą, koks yra pasaulyje prieinamas. Tačiau tai, kaip išbūti, sužinojus tą diagnozę, kaip išbūti pasikeitusi savo gyvenimą, kaip prisitaikyti prie naujos realybės, kuri galbūt bus visą laiką, taip ir lieka tokia pilka zona ir šiomis grupėmis mes labai kviečiam tą rūką, tą pilkumą išsklaidyti. Tad labai kviečiam ir sergančiuosius, ir jų šeimos narius bei kitus artimuosius prisijungti į šias grupės ir šiuo tikrai ganėtinai sunkiu jiems gyvenimo etapu, tiesiog įgauti naujų įgūdžių ir kaip galima geresniu būdu padėti sau išbūti.